Labas trečiadienio vakaras. Tai yra 18 skaitimas Floydo Brobelio knygos Sunkumai kelyje krikščionims. Ir jau praeitą 17 skaitimą pradėjome skaityti skyrelį persekiojimai Jėzaus gyvenime. Šitą skyrelį neužbaigėm, tęsime skaityti toliau. Visame Evangelijos pasakojime, Naujajame testamente, matome, kad Jėzui vykdant savo žemiškąją tarnystę, rašto aiškintojų ir fariziejų pasipriešinimas nemenkėjo, nesilpnėjo. Nebuvo taip, kad galų gale Jėzui vis toliau tarnaujant, vis daugiau pamokslaujant, vis daugiau gero darant, pagaliau jau šitie tautos vyresnieji ir rašto žinovai, aukštieji kunigai vis pamažu mažiau pradėjo persekiot, kol visai jau susiprato ir visai liovėsi persekiojimai. Ne, taip nebuvo. Ir Floydas Brobelis tai pabrėžė ir sako, kad taip, pažiūrėkite, viso Jėzaus tarnavimo metu nemenkėjo pasipriešinimas, persekiojimai nesilpnėjo, tikrai ne, o kaip tik atvirkščiai. Kaip dažnai mes krikščionys galvojam, čia dabar sukilo, čia dabar persekioja, bet aš jau kai toliau Dievui tarnausiu, kai toliau seksiu Jėzumi Kristumi, bus vis geryn, vis ramyn. Ir žmonės pamatys, kad aš čia taip gerai gyvenu, Dievą myliu ir nustos mane persekiot, palaipsniui vis mažiau persekios, vis dar mažiau, bus tik geryn. Ne. Nebent krikščionis pradės gesti. Nebent krikščionis, jeigu pradės tapatintis su pasauliu vis daugiau, susivienodins su pasauliu vis labiau, va tada persekiojimai ir liausis. Tada velnio tikslas bus pasiektas, krikščionio šviesa užgesinta, druska nebesuri ir pagaliau baigėsi persekiojimai, nes krikščionis jau tapo kaip pasaulietis. Jau kaip pasaulietis gyvena, kaip pasaulietis juokauja, kaip pasaulietis elgiasi, kaip pasaulietis nebeskelbė Dievo tiesos žodžiais ir savo elgesio, savo gyvenimo, nebeskelbė Evangelijos. Ir ką? Baigėsi persekiojimai. Bet čia ne dėl to, kad jau galų gale visi suprato, kad Dievas triumfuoja. Ne, kaip tik atvirkščiai. O pasižiūrėkim, kaip mūsų mokytojas, tas, kuris eina priekyje, mes paskui jį, kurie esam už jį nedidesni, einam paskui jį ir žiūrim, kaip elgesi su mūsų mokytoju. Ar vis mažiau persekioja? Ne. Pasipriešinimas Jėzui nesilpnėjo ir nemenkėjo. Persekiojimai tęsiasi visą jo gyvenimą, sako Brobelis, iki pat kryžiaus, ant kurio jis nešė pasaulio nuodėmes, iki galo. Gali būti, kad ir mums taip pat bus iki pat galo, kol mes išpildysime savo pašaukimus. Kiekvienas iš mūsų turime savo užduotis iš Dievo. Jėzus savo užduotį turėjo žemiškame žmogaus kūne. Mes turime kiekvienas savo užduotis iš Dievo ir gali būti, kol mes jas visas įgyvendinsim, kol užbaigsim šitą gyvenimą šitoje žemėje, tol ir persekios. Ir persekiojimai nesilpnės ir nesiliaus. Kaip kad Jėzui. Nuo Jėzaus laikų iki dabar, sako autorius, krikščionis visame pasaulyje kenčia priekabiavimus, kabinėjimąsi. Pats Jėzus pareiškė, atminkite žodžius, kuriuos jums sakiau. Jėzus taip pasakė, tarnas nedidesnis už savo šeimininką. Jeigu persekiojo mane,
tai persekios ir jūs. Čia iš Evangelijos pagal Joną 15:20. Kadangi viešpatį persekiojo tie, kurie jo nekentė ir niekino, jo pasekėjai, nepaisant jų istorinio ar geografinio laikotarpio, nepaisant to, kelintam amžiuje čia, kurie gimė, kurioj šalyje gimė, gali tikėtis tokio paties elgesio iš pasaulio. Ir neapykantos, ir niekinimo, ir persekiojimo iš pasauliečių žmonių. Ir Floydas Brobelis ragina pasižiūrėti į keletą momentų iš Morkaus Evangelijos, į keletą Jėzaus persekiojimo momentų. Ir ten yra 3 šiek tiek skirtingi momentai ir Jėzaus reakcijos skirtingos į būtent tos situacijos persekiojimą. Tai gali būti mums naudinga, turint tai omeny, gilinantis į tai, kaip Jėzus susidurdamas su priekabiavimais, kurie yra persekiojimas, kaip jis pasielgdavo tokioj situacijai, tokioj. Juk jeigu jis mūsų viešpats ir mokytojas, mums iš jogi mokytis, ar ne? Ir turėti omeny, Morkaus Evangelijoje 3 skyrius nuo 1 iki 7 eilutės. Jėzus, vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Jie stebėjo jį, Jėzų, ar jis gydys šį žmogelį sabato dieną, kad galėtų Jėzų apkaltinti. Na, galbūt tu negydysi žmogaus su padžiūvusia ranka kažkokioj situacijai, galbūt kažkokį tai kitą Dievo darbą darysi, kaip teisinga pagal Dievą. O jau kažkas stebės, kad galėtų tave apkaltinti. Tai yra persekiojimas. Tai yra persekiojimas. Tai nebūtinai, kad ateina su adatom, su šautuvu, tai va tiesiog gali va taip kabinėtis, ieškoti priekabių, kad galėtų tave apkaltinti. Jėzus tarė žmogui su padžiūvusia ranka, stok į vidurį. O tuos, kurie ten stebėjo, kad galėtų apkaltinti, paklausė, ar sabato dieną leistina daryti gerą ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti, bet anie tylėjo. Tai reiškia, Jėzus neapsimetė, kad nemato jų, netgi kai ko užklausė susijusio su tuo, ką jis čia darys. Tada rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs viešpats. Va, jo jausmai čia jaučiasi. Nuliūdęs dėl jų širdies kietumo. Viešpats turi jausmus. Jis negeležinis, jis neužsihipnotizavęs, netoks, kad aš darau viską tikėjimu, man nieks nerūpi, nieko nežiūriu, žmonės man nerūpi. Ne, jis nuliūdo, kad šitie turėjo kietas širdis. Tarė tam žmogui, ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka tapo sveika kaip ir kita. Išėję fariziejai to jau pradėjo tartis su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Čia persekiojimai. Čia jie šurumburum šurmuliuoja, šnabždasi, tarėsi, kaip su juo galus suvesti, kaip čia užkirst kelią jam, va šitaip daryt, kaip jį pražudyt. O Jėzus su savo mokiniais pasitraukė prie ežero. Čia Jėzaus reakcija buvo pasitraukti iš ten, kur šurmuliuojasi, ką čia jam dabar padaryti. Jis nebesiginčijo su jais ir nesakė, ką ten šnekat, viską girdžiu, viską matau, ką ten burbuliuojatas tarpusavį, pražudyt mane norit, o aš teisingai darau pagal savo dangišką tėvą. Ne. Jėzus pasitraukė į kitą vietą iš viso, prie ežero. Ten platu, daug erdvės, pasitraukė su mokiniais. Tai vienas atvejis. Dabar kitas, jau kitokia ir Jėzaus reakcija, kitoks persekiojimo atvejis, Morkaus Evangelijos 11 skyrius.
nuo 27 eilutės iki 33. Jie vėl sugrįžo į Jeruzalę, Jėzus ir jo mokiniai. Jam vaikščiojant po šventyklą, reiškia Jėzui, bevaikščiojant po šventyklą, prie jo priėjo aukštųjų kunigų, rašto žinovų bei vyresniųjų. Labai jau tokie nusipelnę pagarbus žmonės, žinovai dideli religiniai, ir klausė, kokią teisę turi taip daryti? Kas tau davė valdžią tai daryti? Tai, ką tu čia darai? Pamokslauji čia po šventyklą, vaikščiai, žiūri, dar kažką čia gydysi tuoj, dar čia mokai, ką tu čia darai, kokią teisę, kas tau davė valdžią? Ir mums gali taip sakyti žmonės. Ne tai, kad labai norėdami sužinoti, kas davė mums tą valdžią, bet kaip priekaištą. Ką tu čia dabar, kas tau davė teisę, ką? Ir atsakymo, taigi jie ir nenori. Jie tiesiog užsipuolimas, persekiojimas. Jėzus jiems atsakė, aš irgi paklausiu jūs vieno dalyko. Čia visai kitokia reakcija. Matot, Jėzus, aš irgi sako, paklausiu jūs vieno dalyko. Ir kartais, dažnokai yra sakoma, kad atsakyti klausimą į klausimą yra nelogiška, taip daryti negalima, tu atsakyk mane klausimą, o ne vėl klausimą į klausimą neatsakinėk. Kodėlgi ne? Viešpats Jėzus Kristus taip darydavo. Kartais, kai jo paklausdavo tokį klausimą, jisai sakydavo, aš irgi paklausiu jūs vieno dalyko, o jūs atsakykite man. Tada ir aš jums pasakysiu, kokią valdžią tai darau. Pirma jūs man atsakykit, tada aš jums atsakysiu, kokią valdžią tai darau. Ar Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man. Jis turėjo omeny, kai Jonas Krikštytojas šaukė visus atgailauti ir nardintis į vandenį nuodėmėms atleisti. Jie samprotavo tarpusavy. Tai tie aukštieji kunigai, čia rašto žinovai ir vyresnieji. Jie samprotavo tarpusavy. Jei pasakysime iš dangaus, jis mums sakys, tai kodėl juo netikėjote? O jei pasakysime iš žmonių, tai daugtaškis. Jie bijojo minios, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl jie atsakė Jėzui, mes nežinome. Žinovai tokie, turėtų žinoti, bet jie sako, mes nežinome. Tada Jėzus tarė, tai ir aš jums nesakysiu, kokią valdžią tai darau. Tai jūs nežinote? Tai ir aš jums tada nesakysiu. Visai kitokia reakcija. Ne tokia, kad su mokiniais greitai pasitraukti kitą vietą. Čia kitokia reakcija. Ir nagrinėti, kodėl būtent tokioje situacijoje, būtent tokia reakcija, tai mūsų darbas. Mokytis iš Jėzaus kiekvienam asmeniškai, kalbėtis su juo ir klausti, viešpatie, kodėl čia tu taip? O pala, vėl pasižiūrėsiu. Vat jau čia Morkaus 3 skyriuje nuo pradžios, o tu čia taip. Ką aš galiu išmokti viešpatie iš tavęs? Vienokiu atveju, kai persekioja, kitokiu atveju, kai prie manęs kabinėsi. Kokiu atveju? Tik svarbu daryti tai ne iš puikybės, kažkaip neįsivaizdinant, taip sakant, išminties ir nuolankumo turėti ir protingumo tokio, nesimaivyti prie žmonės, nes Jėzus nesimaivė, aš aišku netiksliai perduodu Jėzaus Kristaus balso tembrą ir intonacijas, aišku, kad netiksliai perduodu. Jis žinoma, kad nesivaipė, nesimaivėjo. Dar ir dar kartą įsiskaityti, dar ir dar kartą įsiskaityti. Nežiūrėti, kokią čia aš tą intonaciją parinkau, žiūrėti, kaip šventoji dvasia parodys ir klausti ir mokytis mums iš viešpaties mūsų. Ir dar vienas atvejis, Morkaus 12 skyrius,
nuo 13 iki 17 eilutės paskaitysiu. Tada jie, tie patys aukštieji kunigai, rašto žinovai ir vyresnieji, tada jie pasiuntė pas Jėzų fariziejų ir erodininkų sugauti Jėzų jo kalboje. Siuntė kitus. Aikit jūs dabar, sugaukit jį jo kalboje, pričiupkit. Klausykitės ir pričiupkit jį, koks jis neteisingas. Šitie atėję sako jam, Jėzui, mokytojau, žinome, jog tu esi teisus ir niekam nepataikauji. Čia klasta, gali ir tau taip sakyti. Nu jau mes žinom, kad tu tai jau tikrai teisingas žmogus tu esi. Teisingas žmogus tu esi, Arūnai. Teisingas žmogus tu esi, Gražina. Jau tu tai niekam nepataikauji, neveidmainiauji, va mes tai žinom, o čia tikras krikščionis tu esi. Taip, ir tau gali jau pradėti ausis kaisti, jau gali pradėti galvoti, va čia jau jie ir Evangeliją turbūt patikėjo ir pamatė, koks aš Jėzaus tarnas. Pala, klasta gali būti klasta. Taip kaip šiuo atveju. Kaip jie gražiai šnekėjo, mokytojau, žinome, jog tu esi tiesus ir niekam nepataikauji. Žinome, tu neatsižvelgi į asmenis ir mokai Dievo kelio, kaip reikalauja tiesa. Tu, Danute, tu, Mindaugai, tu, Antanai, tu, Vilma, neatsižvelgi į asmenis. Tau nesvarbu, ar žmogelis koks pasmirdęs, benamis, ar kažkoks valdininkas iš savivaldybės, tu neatsižvelgi į asmenis, tu visiems vienodai, su pagarba, su meile, aiškini Dievo tiesą. Mes žinom apie tave. Oho, tik pala, budėt, nes čia gali būti klasta. Ar reikia mokėti ciesorių mokesčius ar ne? Prigyrė ir sako, nu va, kadangi tu taip viską tiesiai, viską teisingai, tai mes dabar tavęs ir klausiam, ar reikia mokėti ciesorių mokesčius ar ne? Ar reikia mokėti mokesčių inspekcijai va tuos mokesčius, jeigu tu nedeklaravai, kad tu čia, ar galima neoficialiai kažką čia daryti, ar būtina valstybei susimokėti, ar reikia kažką čia Lietuvos valstybėje, ar nereikia, ar dar bet ko kitko gali paklausti, bet tam, kad turint tikslą, kad tave pričiupti ir sakyt, va, koks jisai atsirado šventas, atsirado velnių priedas, jis pasirodo, va, koks jisai, ir pričiupom. Ar reikia mokėti ciesoriui mokesčius, ar ne? O ciesorius tai tas, iš okupanto atstovas. Okupantų, kaip čia pasakyti man, kad nenusišnekėti. Žodžiu, ne Dievo tautos žmogus. Mokėti ar nemokėti? Žinodamas jų veidmainystę, jis tarė, kam spendžiate man pinkles? Matot, jis atvirai kalbėjo, kam spendžiate man pinkles? Ten, kur anie kalbėjo jam ne į akis, bet tarp savęs šurum, ką čia mums padaryti, kaip čia į mums, ką čia. Tai jis pasitraukė su mokiniais. O čia, kur jam tiesiai jį pagyrė ir klastingą klausimą uždavė, tai jis ir sako, kam spendžiate man pinkles? Tiesiai šviesiai atidengė tas kortas, taip sakant, ir paklausė. Atneškite man pažiūrėti denarą. Jis imasi tokių praktinių vaizdinių priemonių kažkokių, kaip jis įdomiai sprendžia.
Jie padavė jam denarą, tai pinigą. Jis jau klausė, kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė, Ciesoriaus, ant pinigo Ciesoriaus atvaizdas ir įrašas. Tuomet Jėzus jiems tarė, kas Ciesoriaus atiduokite Ciesoriui. Tai denarus, tuos mokesčius reiškia, tai mokėkite, bet jis nesako, reikia mokėti mokesčius okupantams, reikia. Jis ne taip, jis kitaip. Jis labai išmintingai. Nesimaivydamas, bet išmintingai. Kieno čia yra atvaizdas? Ciesoriaus. Atiduokite, kas Ciesoriaus Ciesoriui. O kas Dievo Dievui. Ir jie labai juos stebėjosi. Ir neįvyko ten joks pričiupimas, neįvyko joks ten Jėzaus apkaltinimas, prikando liežuvius. Ir liko labai nustebę. Bet Jėzus čia ne kaip nors, jūs kvailiai, jūs nusidėliai. Ne. Tik paklausė, kam jūs man spendžiat tas pinklės? Atneškit, parodykit man tą denarą. O kaip įdomiai, ir čia jie prie Jėzaus kabinėjasi, ir čia kabinėjasi, ir kaip jisai skirtingai, visuose trijuose atvejuose, kaip Jėzus skirtingai. Vieną kartą jisai pasitraukė, kitą kartą sako, pirmiausia, jūs man atsakykite į klausimą, o kai atsakysit, tada ir aš jums atsakysiu. Neatsakot, tada ir aš neatsakysiu. O trečią kartą pasiėmė vaizdinės priemonės ir sako, jeigu čia atvaizdas to, tai ir atiduokit tam, kas jam priklauso, tą, kas jo. O Dievui atiduokit, kas Dievui priklauso. O tai kas Dievui priklauso, galvokit. Juk turit žinot, juk jūs tokie čia aukštieji kunigai, žinovai rašto, tai ar man čia jums aiškint, kas priklauso Dievui? Juk jūs žinot, aišku, jie net neklausė, nenorėjo apsijuokti. Toliau skaitom iš Floydo Brobelio knygos. Autorius sako, persekiojimai yra tikras ženklas, kad pasaulis atkreipia dėmesį. Ir nors persekiotojų ketinimai būna pikti, Evangelijos žinia juos tikrai paveiks. Vis tiek paveiks. Taip ar taip, kas ten viduj vyksta žmogaus, mesgi nematom kaip su rentgenu. Vienintelis tik tai Dievas mato. Juk žmonės slepia daugą. Juk žmonės dažnai slepia savo tikruosius jausmus. Dažnai. Netgi sergantis depresija dažniausiai šypsosi viešumoj, maskuojasi ir iš visų jėgų apsimeta, kad jiems nieko nėra. Net juokauja. Tik tai parėję namo iš skausmo raitosi, iš dvasinio psichologinio skausmo. Jie tiesiog jėgų nebeturi. Bet vėl akivaizdžiai atsiradę viešumoj, vėl jie šypsosi, vėl lyg niekur nieko. Arba agresyvus ten būna, kur tikrai atrodo, koks pasipūtęs, koks galingas, koks stiprus, tikrai jam ne depresija, o jis vos gyvas laikosi. Ar ten kitokie būna jausmai, ar įsimylėliai taip jau demonstruoja visada? Ne, dažniausiai apsimeta, kad nieko čia. Ar žmonės dažnai slepia. Taigi, kai Evangelijos žinia kažką daro žmogaus viduj, tai nebūtinai jisai išsiduos. Jeigu jis tau yra priešiškas, tai negi jisai jo atvirai pasisakys, ką su juo daro Evangelijos žinia, o ar jis pats dar įsisąmonina, kas ten dedasi jo viduj. Dažną kartą žmogus net nesuvokia, neįsisąmonina. Kažkas ten vyksta, jo viduj konkuliuoja, jis pats negali vardinti, kas ten konkuliuoja. Taigi yra toksai žodis, kad netgi jeigu persekiotojų ketinimai būna pikti, Evangelijos žinia juos tikrai paveiks. Persekiojami mokiniai sėkmingai liudys, čia tiesiog deklaruoja Brobelis, sėkmingai liudys apie Dievo tiesą,
tiems patiems žmonėms, kurie juos engia, persekioja, skelbdami Dievo tiesą savo žodžiais ir demonstruodami ją savo gyvenimu. Tai va, sako, persekiojami mokiniai, Kristaus mokiniai, sėkmingai liudys Dievo tiesą ir toliau. Tiem patiems savo persekiotojam ir žodžiais liudys Dievo tiesą ir savo gyvenimu. Ir tai bus sėkmingai, sako. Teologas Tozeris rašė, krikščionis tikisi taikos, bet jeigu kils karas, jis negali atimti iš jų nieko, kas būtina jų amžinai geroviai. Šiuo metu krikščionis mes tikimės, kad liks taika čia, kur mes gyvenam, ar ne, kad nebus karo čia pas mus, tikimės. Bet netgi jeigu ir kils karas, jis negali atimti iš mūsų nieko, kas būtina mūsų amžinybės geroviai, amžinai geroviai. Nieko karas iš mūsų negali atimti. Nebent tik tai tą žemišką laikiną komfortą, bet ne tai, kas būtina mūsų amžinai geroviai, karas gali atimti. Toliau Tozeris tęsė. Krikščionis viliasi taikos, bet yra pasirengę, jeigu prireiks, paaukoti savo gyvybę dėl teisumo. Juk taip. Krikščionis viliasi finansinės sėkmės, viliamės, kad pakaks visko, kad ne tik tais duonai ir sviestui, bet ir patogumui dar, ir kažkam tai iš komforto srities, iš pramogų srities kažką tokio, kelionių. Viliamės finansinės sėkmės, bet jeigu finansinės sėkmės nėra, jie tenkinasi tuo, ką turi. Tenkinamės tuo, ką turim ir tenkinsimės, juk taip. Krikščionis viliasi, kad pasaulis bus jiems geras, kad pasauliečiai mus mylės ir atsivers, išgirs iš mūsų Evangeliją, matys, kaip mes mylim Dievą ir po truputį žiūrėk jau ir patys atgims, atsivers. Ir bus mums geri, nepersekios, neskriaus mūsų. Bet jeigu taip neatsitiks, jie nepanikuos, krikščionis, nes prisimena viešpatės pasakytus žodžius. Ne dėl to nepanikuos, kad jie labai tokie didvyriai, stiprus, ne dėl to, o dėl to, kad jie prisimena viešpatės pasakytus žodžius. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą. Bet būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį. Viešpats pasakė, jūs turėsite pasaulyje priespaudą. Taip, amen, turėsite. Bet būkite drąsus, aš nugalėjau pasaulį. Na ir dar vienas skyrelis, vyriausybės agentams akylai stebint. Čia trumpai, bet įdomiai. Toks atvejas. Kadangi Brobelis visame pasaulyje susitikdavo ir ko gero toliau susitinka su persekiojimais krikščionimis, jisai pasakoja tokį atvejį. Sako, aš susitikdavau su pastoriumi iš Baltarusijos, kuris patyrė tai, ką pavadino administraciniu persekiojimu, kabutėse. Jis bandė oficialiai užregistruoti savo bažnyčią, savo vadovaujamą bažnyčią. Yra krikščionių bendruomenė, kuriai vadovauja gano tas pastorius. Aišku, Jėzus yra ganytojas, bet vis tiek pastorius rūpinasi, jiems aiškina. Ir jis bandė oficialiai užregistruoti savo bažnyčią, kad bendruomenė turėtų teisę įsigyti nuosavybę ir statyti bažnyčios pastatą, kur jie rinksis. Pastorius pateikė registracijos prašymą. Nori savivaldybę, kažką tokio panašaus į tokią kontorą. Pateikė registracijos prašymą, tada dar kartą pateikė registracijos prašymą ir tada dar kartą. Bet kiekvieną kartą jo prašymas būdavo atmetamas. Reiškia, valdžia nesutiko užregistruoti šitos bažnyčios. Galiausiai jis valdininkams pasakė,
kad jiems geriausia būtų užregistruoti jo bažnyčią. Nes jeigu bendruomenė liks neregistruota, ji rinksis neteisėtai ir slapta, ir tada valdžia net nežinos apie jų veiklą. Taigi jis pasakė, matot, geriau būtų, kad jūs užregistruotumėt. Nes jeigu jūs mūsų neužregistruosit, mes vis tiek rinksimės, tik nelegaliai ir slapčiom. Jūs net nežinosit, ką mes veikiam. Ir tai suveikė, sako Brobelis. Tačiau gavęs oficialią registraciją, šis pastorius pradėjo bijoti, kad gali užtraukti bažnyčiai rimtų problemų. Dabar, kol jie buvo neregistruoti, tol valdžia nežinojo, nei kur jie renkas, nei ką. O dabar jis biškutį įsigando, kad gali kilti problemų. Ir sako, dabar, kai jie jau buvo užregistruoti ir žinomi, vyriausybės agentai galėjo bet kurį sekmadienį dalyvauti bažnyčios pamaldose ir stebėti viską, kas sakoma ir daroma. O jeigu ten yra valdžios kontrolė, kuri nori, kad pamokslautum tam tikrą linkme, taip kaip pavyzdžiui Rusijoje, yra tiesiog norima, kad bažnyčiose būtų pamokslaujama už karą prieš Ukrainą. Ir tą ir daro ir protestantiškos bažnyčios, ne tik pravoslavus, tą čia tikiu. Tos, kurios nusilenkia tam žvėriui, tai beprotystai valdžios, tai kontroliai, tai tie ir meldžiasi už tas bombas, už tuos tankus, už tas raketas. Meldžiasi, kad vyktų tas karas sėkmingai, žudomi žmonės būtų sėkmingai. O komunistų diktatūroje tai būdavo vėlgi savi reikalavimai prie kiekvienos valdžios, kuri diktatoriška ir ribojanti žmogaus laisvę, gali būti tam tikri spaudimai ir reikalavimai. Tai va, dabar sako, galėjo ateiti bet kada sekmadienį valdžios agentai ir stebėti viską, kas sakoma ir daroma. Pamokslo metu pastorius nervinosi ir bijojo pasakyti ką nors, kas galėtų būti panaudota prieš jį arba prieš jo bendruomenę. Kai paklausiau pastoriaus, kaip jis išsprendė šitą problemą, jis nusijuokė. Tai va dabar kaip jis nusprendė, kaip jis išsilaisvino iš tos baimės galų gale. Jis nusijuokė ir štai, jis papasakojo, kad kartą su Baltarusijos dvasininkų delegacija keliavo į Kiniją, kur susitiko su vienos iš didžiausių Kinijos namų bažnyčios vadovais. Kinijoje niekas neleidžia viešų, normalių, protestantiškų bažnyčių. Jokių normalių bažnyčių ten niekas neleidžia. Ten turi arba pagal tą jų režimą kažką pamokslauti, arba nieko. Tai todėl ten yra namų bažnyčios, renkasi namuose, bet jos didelės tos bažnyčios, su vienos iš didžiausių tokių bažnyčių. Aišku, neregistruotos jos ten Kinijoje, nes draudžiamos. Su vadovais susitiko baltarusai. Žinodamas, kad šios Kinijos bažnyčios yra neregistruotos ir todėl Kinijoje laikomos nelegaliomis, tas pastorius paklausė vieno iš jų pastoriaus kiniečio, ar vyriausybė stebi juos. Jo kolega iš Kinijos atsakė teigiamai. Teigiamai stebi, sako. O Baltarusijos pastorius pasiteiravo, kaip jie gali vesti bažnyčios pamaldas, žinodami, kad yra stebimi. Argi nebijo? Kinas nusišypsojo ir atsakė, kad tai mato kaip nuostabią progą drąsiai pamokslauti, nes vyriausybės agentai iš tikrųjų yra Dievo siųsti žmonės, kad išgirstų Evangeliją. Va koks požiūris. Net jeigu jie ateina su blogais ketinimais, kad pričiupti, tai vis tiek jie yra, sako, Dievo siųsti, kad išgirstų Evangeliją.
Taigi mes turim nuostabią progą drąsiai pamokslauti. Tai tegul jie išgirsta. Mano baltarusas draugas, sako Brobelis, grįžo namo iš Kinijos ir pradėjo drąsiai skelbti Dievo žodį, nebebijodamas, sekmadieniais nebenuogastaudamas, nes buvo gavęs padrąsinimą iš kiniečio brolio viešpatyje, kuris puikiai suprato valdžios, besipriešinančios Evangelijos skelbimui persekiojimo grėsmę. Grėsmę jis tikrai suprato, kad jį gali supakuoti, kankinti, uždaryti į kalėjimą. Jisai suprato grėsmę, bet jisai ir suprato, kad tie žmonės, jeigu jau ateina, reiškia Dievas leido jiems ateiti, kad išgirsti Evangeliją, todėl pirmin. Štai koks išsilaisvinimas persekiojimo akivaizdoje. Būkite palaiminti, padrąsinti ir tik pirmin su viešpačiu. Iki.